Sveiki visi! Šiandieną pasinersime į vieną konkretų straipsnį, kuris nagrinėja reklamos internete tęsinius reikalavimus čia Lietuvoje. Sveiki! Taip, bandysim greitai ir aiškiai apžvelgti esminius punktus, kas svarbu žinoti. Kokia misija? Suprasti pagrindus, remiantis būtent šią medžiagą. Gerai, pradedam. Pirmin. Tai va, žiūrėkime. Pagrindas, kaip minima, yra Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Jis, jau nenaujas nuo 2000-ųjų. Taip jau skaičiuoja 30. Ir straipsnė iškart pabrėžiama, reklama turi būti padori, teisinga ir aiškiai atpažįstama. 3 banginiai, galima sakyti. Būtent. Ir ypač įdomus tas atpažįstamumo aspektas internete, kur viskas taip susimaišė. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad jokia paslėpta reklama negalima, straipsnėje labai aiškiai nurodoma privaloma žymėti. Žodžiu, reklama ar panašiai. Ir socialiniuose tinkluose tas pats nuomonės formuotojų turinyje. Absoliučiai. Jokių išimčių. Tai susiję ir su vartotojų teisų apsauga, žinai, ir su sąžininga konkurencija. Viskas pagal tą patį reklamos įstatymų berods 8 straipsnį. Aišku, tai pirmas praktinis patarimas – žymėti ir dar kartą žymėti. Bet straipsnis mini ir daugiau draudimų. Kas dar yra tabu? Sąrašas nemažas. Žinoma, negalima skatinti nelegalių dalykų, negalima diskriminuoti ir labai svarbu, negalima klaidinti vartotojų. Tas 5 straipsnis apie tai. Klaidinti tai meluoti apie produktą. Ir tai, bet ne tik. Tai ir nutylėti svarbi informacija, žadėti nerealius dalykus, taip pat minimos tos pasąmonę veikiančios priemonės. Oho, čia jau skamba sudėtingai. Taip, ir aišku, reklamuoti tai, kas šiaip uždrausta. Ir dar vienas svarbus momentas – privatumas. Negalima naudoti žmogaus vardo, atvaizdo ar jo, tarkim, citatos be sutikimo. Labai aktualu dabar, kai visur atsiliepimai, nuotraukos. Būtent. Reikia turėti leidimą, rašytinį geriausią, kad nekiltų problemų. Gerai, o kaip dėl vaikų? Šaltinėje paminėta reklama nukreipta į nepilnamečius. Čia turbūt dar griežčiau, pagal 7 straipsnį, kaip suprantu. Tikrai taip. Čia jau ypatingas dėmesys. Reklama negali daryti jokio neigiamo poveikio. Negali skatinti, nesveikų įpročių, ar tai būtų mityba, ar nesaugus elgesys. Ir negalima piktnaudžiauti jų patiklumu. Tiksliai. Negalima manipuliuoti tuo, kad vaikai dar ne viską supranta, yra patiklus. Tai didžiulė etinė atsakomybė kūrėjams. Reikia labai gerai pagalvoti. Supratau. O dabar tema, kuri visada kirba verslui – lyginamąja reklama. Galima ar ne Lietuvoje sakyti, mes geresni už konkurentą X, pagal 6 straipsnį? Galima. Bet. Čia tas bet labai svarbus. Yra sąlygos. Labai aiškios. Kokios jos? Lyginimas turi būti objektyvus. Ne šiaip sau pasakyta mes geresni, o pagrįsta faktais. Turi būti lyginamos panašus prekės ar paslaugos, svarbios savybės. Ir negalima žeminti konkurento. Jokių būdų. Negalima menkinti, negalima kurti painiovos. Vartotojas turi aiškiai suprasti, kas lyginama ir kodėl. Tai galingas įrankis, bet reikia naudoti atsargiai. Geriausia pasitarti su teisininkais prieš paleidžiant tokią kampaniją. Logiška. O jei vis tik taisyklės pažeidžiamas, kas tada? Baudos? Taip, straipsnėje minima atsakomybė. Ir ji krenta ne tik ant reklamos užsakovo, bet ir ant skleidėjo. Tai gali būti ir portalas, ir tas pats nuomonės formuotojas. Vadinasi, atsakomybė dalinama? Dažniausiai taip. O sankcijos nuo įspėjimo iki baudų arba net reklamos uždraudimo. Beje, šaltinis dar mini ir išorinę reklamą, tos stendus mieste. Ten dar prisideda savivaldybės taisyklės leidimai vietai. Žodžiu, kompleksinis reikalas. Tai jei apibendintume pagrindinės mintis iš šio šaltinio, ką svarbiausia išsinešti? Manau, pirmiausia, tas skaidrumas, aiškus žymėjimas, tada teisingumas, neklaidinimas, pagarba privatumui, ypatingas dėmesys vaikams ir atsargumas su lyginamąja reklama, objektyvumas ir pagarba konkurentui. Taip, viskas grįžta prie tų 3 principų. Padoru, teisinga, atpažįstama. Gerai, atrodo aišku. O pabaigoje gal tokia mintis pamastymui. Šis straipsnis remiasi įstatymu, kuris, jau turi amžiaus. Technologijos keičiasi žaibiškai. Tikrai taip. Įdomu, kaip šie principai – padorumas, teisingumas, atpažįstamumas – bus taikomi ateityje. Kai turėsime, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto kurtą reklamą, kuri galbūt bus dar labiau integruota, dar sunkiau atskiriama nuo turinio arba virtualios realybės erdvėse? Geras klausimas.
Kur ta riba tarp turinio ir reklamos tada bus? Būtent. Tai nuolatinis balanso ieškojimas tarp inovacijų, komercijos ir, teisinio bei etinio reguliavimo. Bus įdomu stebėti, kaip viskas vystysis.